Beribėje erdvėje visatos nubrėžtais takais lėtai juda mūsų Žemė. Žemė nuostabaus grožio planeta, pilna gyvybės, kasdienės duonos nešėja. Mums duota tik pradžia ir pabaiga, o gyvenimo esmė palikta susikurti patiems. Norėdami atsidėkoti Žemėje už dosnumą, turime visomis išgalėmis saugoti mums duotą vietą po saule. Kiekvieną rytą į Varpo mokyklą daugelį mokinių atveža tėvais automobiliais. Automobiliai į aplinką išmeta daug anglies, azoto, sieros oksidų, kurie yra rūgščiai, todėl greitai jungiasi su ore esančiais vandens garais, rūgštaus lietaus pavidalu iškrenta ant augalų, pastatų, dirvožemių, patenka į vandenį. Ypač rūgštiniai lietūs veikia spygliuočius, jie pradeda džiūti. Norint išsaugoti gamtą, reikia atstatyti jos pusiausvyrą, todėl aktyviai dalyvauja medžių sodinimo akcijose. Mažinti oro taršą galime ir mes, kuo daugiau važinėdami dviračiais, kurie nereikalauja jokio kuro ir neteršia aplinkos. Mėgstame iškylauti, o po iškylų vaišių sudaro daug įvairių atliekų, kurias mes sąžiningai rūšiuojame. Plastikinę tarą metam į geltoną konteinerį, stiklinę tarą į žalią, popierinės atliekas į mėlyną. Rūšiuojant atliekas mažiau teršim gamtą, daugelį galima perdirbti, sutaupyti energijos naujų pakuočių gamybai, išsaugoti daugiau medžių, nes mažiau reikia naujų žaliavų.